Kažkoks įsipirkimas? Ne, jis ne toks žmogus. Ir jis apie save negalvoja, kad jam pats žmogus rūpi, nesvarbu iš kur jisai, pirmiausia žiūri į žmogų. Nuostabus ūkis, nes ne tik, kad žemės ūkio produkciją jisai augina, bet iš jos gamina ir gatavą produkciją. Nuo pieno, nuo mėsos gaminių, nuo duonelės, nuo... Dalyvaujam ir bendruomenių veikloje, aktyviai padedam, prisidedam, juk tas pats yra, tai yra mūsų namai. Tai dabar įsivaizduokit ir sutinkate 18-metį Audrių Banionį. Ką jūs jam pasakytumėte? Paklaustumėt, kur eini? Tai labai jautru turbūt čia yra. Pasakytumėt, kad nekeistų savo kelio, kad eitų tuo keliu?